tai kur gyvena vėjas? Ir sugalvojau atsakymą. Namelyje, kuris turi 17 skiemenų, tai yra Treilyje. 2009 metais leidykla Vaga išleido lietuvių haiku antologiją Vėjo namai. Pasak knygos sudarytojo Artūro Šilansko, tai pirmasis bandymas pateikti lietuvių autorių rašiusių bei rašančių haiku ir jai labai artima sendrių kūrinių įvairovė. Vertėjas ir įvadinio knygos straipsnio autorius Vytautas Dumčius teigė, jog haiku vakarų Europoje bei Šiaurės ir Pietų Amerikoje tapo ypač populiari 20-ojo amžiaus antroje pusėje. Kokios šios tradicinės japonų poezijos formos ištakos ir kaip ji prigijo bei plėtojosi Lietuvoje? Haiku tai ištakos labai paprastos, tai yra humoristinė literatūra, tai yra toks juokingas kažkoks pasakymas. Iš pradžių nebuvo rimtai žiūrima į tą žanrą pačioje Japonijoje, nes pats haiku pavadinimas, jeigu žiūrėtume į hieroglifus, tai hieroglifas hai reiškia aktoriaus gebėjimą, aktoriaus meną, tai yra jo mokėjimą perteikti žodį, perteikti kažkokį poetinį tekstą. O pirminiam variante tai buvo haikai, tai tas antrasis elementas kai. Tai ir buvo tokia žodžio kūryba, pajuokavimas, rūpestis, labai daug reikšmių senojoje kalboje yra. Bet ir tada susideda toks labai įdomus tekstas, kas tas haiku yra, tai yra aktoriaus mokėjimas žmogų prajuokinti. Lietuvoje iš tikrųjų haiku yra toks palaidas, išbarstytas. Ir renkant šitą knygą irgi mes pririnkom labai daug, bet mane kankino vėlgi klausimas. Tai kas iš lietuvių pirmas parašė Treilį? Kada tai buvo? Ir pasirodo, kad niekas to nėra fiksavęs ir labai sunku surinkti tuos duomenis. Ir man rašant straipsnį teko perversti labai daug literatūros, kol galų gale vis tiek aiškėja tai, kad tai buvo Sigitas Geda. Pagal klasikinę japonų tradiciją Treilis nors ir užrašytas viena eilute, tačiau skaitomas 2 kartus, nes japonų poezijoje nėra vakariečių tradicijai itin svarbių ritmo, rimo ar metro kategorijų. O ir daugelis žodžių jų kalboje skamba vienodai. Todėl pirmą kartą skaitydami haiku pagauname bendrą informaciją, o antrą kartą išgirdę sudedame savo akcentus, matymą ir nuostatas. Sigitas Geda. Mėnulis languos, ką daugiau aš norėjau pasaulį išvysti. Mėnulis languos, ką daugiau aš norėjau pasaulį išvysti.